Aukštaitijos sostinėje vis dažniau įkuriamas vienas už kitą originalesni lankytiniai objektai. Vienas iš jų netoli Berčiūnų prieš Smiltynės palivarką, žaliuojanti miškinė kriaušė veda ne tik rūgščius mažyčius vaisius, ant jo šakų įvairiausių telefonų kolekciją. Mes tiesiog rasdavom, betvarkydami baidarės iš po kelionės tų skenduolių ir kažkas iš klientų pasiūlė, sako, jūs kalkit juos prie medžio, ar kaip ten tvirtinkit. Ir taip pagalvojom ir sugalvojom, kad vienas medis sklype auga, reikia prie jo pradėtos telefonus tvirtinti. Anot Gedimino Ambraškos į telefonų medžio eksponatų rinkimą netrukus įsitraukė visi, ir artimieji, ir visai nepažįstami žmonės. Buvo keli tie telefonai skenduoliai, paskui perkratėmės savo stalčius visus, draugam liepėm perkratyti visus stalčius, paskelbėm akciją pas savo puslapį, kad renkam telefonus. Tai va ir prisikaupė tų telefonų. Verslininkui dažnai tenka sulaukti įvairių telefonų ir iš skirtingų Lietuvos kampelių. Gediminas yra įkūręs ir aukų dėžutę, į kurią savo nebenaudojimus telefonus įdeda turistai ir vietiniai gyventojai. Yra buvę atveju, kad tenka važiuoti stoti autobusu, nes kažkas pamatęs, kad čia toks ir telefonas įdėdavo į siuntą iš kito Lietuvos galo, kažkur iš kitos Lietuvos pusės siunta atsiųsdavo mums tų telefonų. Ši telefonų kriaušė yra įtraukta į lankytiną Lietuvoje sąrašą. Atvažiuoja lankytojai iš Lietuvos ir iš užsienio, nes visi dabar naudojasi Google. Google rodo tą vietą, kad čia yra kažkas, mes esame ant pagrindinių kelių praktiškai Lietuvos. Lankytinos vietos Panevėžio rajone įkūrėjas Gediminas Ambraška yra pasiruošęs priimti visus nebenaudojimus telefonus, tačiau ieško vieno svarbiausio – telefonų būdelės taksofono, kurį pasiruošęs ir nupirkti.